Dabar padelio federacija gyvena pakankamai geram pakilime, kadangi sportas labai stipriai populiarėja ir yra įvardinamas kaip labiausiai augantis sportas ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Vasarą Liepos mėnesį vyks Europos padelio čempionatas Madride ir mūsų rinktinė įnirtingai tam ruošiasi. Ir čia kaip tik matome ir merginų atrankos etapą, kuomet iš visų 20 merginų čia dalyvaujančių geriausių Lietuvos padelio žaidėjų bus atrinktos 8, kurios atstovaus Liepos mėnesį Lietuvai. For a padel coach, for all of the countries to be the national coach is for me and for all of us the biggest challenge in your padel career, because you are going to train the best athletes that are going to represent the country and they are going to fight for the flag. So it's a huge challenge, and this is why I'm going to put all of my effort, because it's probably the best challenge in my padel career. Daug žaidėjų šiandien susirinkus irgi šiaip tai jau treniruojasi su ispanų treneriais ir jau kaip ir žino tą jų, kaip sako, mentalitetą ir treniruočių sistemą. Tai aš manau nebus labai didelės bėdos jiems prisitaikyti prie šitos sistemos. Šiaip tai nuolatinis pasiruošimas vyksta. Atsiradau trenerį Floriną, kuris dabar ir tapo rinktinės treneriu. Tai su juo jau dirbama 4 metai. Tai realiai vyksta nuolatinis pasiruošimas, nuolatos kas mėnesį Florinas ir taip paskrenda į Lietuvą mus treniruoti. The first challenge is the national championship that they are going to play on pairs, but the big challenge this year is going to be the European that will be held in Madrid. So our challenge is try to create the best team, not only looking for the best players, trying to create the best team. Dedant didelius lūkesčius į jų naujas metodikas, į pasiruošimą. Ir mūsų pagrindinis tikslas tikriausiai būtų patekti į top 10 Europoje. Rinktinė, tai turbūt gal geriau pasirodyti Europos ir pasaulio čempionatuose. Nebuvo patys geriausi rezultatai. Vienas gal geras buvo, bet reikia susigrąžinti reitingą. Iš tikrųjų, ko aš labiausiai noriu, gal akcentas nebūtų vieta, kad būtų geri mačai, gera patirtis ir kad gal ir net ateinančioms kartoms būtų motivacija tobulėti ir kad mes augtume visi kartu, ne? Because as you know, padel is a team sport, and obviously a championship, a European championship is to represent the whole country. So we are not going to take care about the individual skills, so we are going to look for the best team. Atstovauti Lietuvą tai yra didelė garbė, taip pat atsakomybė. Nešioti Lietuvos vėliavą ant savo marškinėlių yra pasididžiavimas.